gerbiama Valentina, kaip skanu. Nuo šiandien aš laikausi dietos, viskas saugo figūrą. Taip, moteris figūra čia reikalas labai rimtas. Reikia nuolatos, kaip daržą prižiūrėti, ravėti, saugot, prižiūrėti. Ką valyti? Juk aš juokauju, tu nepergyveni, tavo figūra man ideali, patinka ir dydžis, ir forma. Tu savo juokelius pasilaikyk savo, gerai? Visai nejuokinga. Ko? O tu geriau vietoj to, kad čia estum, susirastum geriau darbą, tai sėdis spoksai ištisom dienom per televizorių. Ir jokas naudos iš tavęs. Nu, baik, aš valyti, aš ieškau. Ieškau, matai, žinai, bet šiais laikais gero darbą susirasti, ne kaip paprasta. Oi, visur pilna darbų. Valaima sakė, kad jūs statybiniai firmai reikia sandėlio darbininko. Aha, skubu. Viską metu ir bėgu, žiūrėkime. Oi, kasgi tau netinka? Viskas man netinka. Viskas. Kad Jonsas Dalyvaika eitų, lenkt nugarą ir nešaut sunkumus. Ne, jau ne. Nesulauksiu. Aš išdidus koks, girdėjot? Žinot, jeigu už jo išdidumą jam mokėtų pinigus, mes seniai turniškėse gyventume. Baik, valyti. Nieko nenutiks, jeigu aš porą savaitėlių pabūsiu ramiai, pasaulis neapsivers. Jo, nieko nenutiks, jeigu tu porą savaitėlių nieko ir nepavalgysi, pabadausi. Nesupratau. Valyti, ką visą tai reiškia dabar? Tai reiškia partizaninė taktika. Nedaug priešui valgyti ir žiūrėk, kas iš to išeis. Lauk. Nesupratau. Jūs valgykit. Ką aš dabar tau priešas, ne? Nu, kasgi dar. Darbo nedirbi. O kas vaikelė, kas nedirba, mielas vaikas, tam ir danas dat nereikia. Tu dar kartą perskaityti tą knygą, labai įdomi buvo. Jūs valgykit. Marija, gerkite arbatytę, nuo jos nesitaisome. Kur eini? Kur eini? Ja. Vat ir keliauk. Keliauk. Nepasigesim. Valentina, gal nereikėjo su ta partizaninė taktika taip? Nieko. Jam papadauti sveiką, sakėt, kad badauti sveiką, tegu ir sveikatą ir taiso. O jūs, Vitalijau, valgykit, aš jums dar įdėsiu. Labai skanu. Vieną blinelį, va. Taip, va. Tai va, įsivaizduoju, Micko. Kenčiu pažeminimą savo paties namus. Nu jo, klausyk, Jonai, o gal tu susiras kokį darbą? Aš jau norėjau, bet dabar mano valyti nesulauks. Kodėl? Kaip tai kodėl? Kad neįsikerti. Jeigu aš dabar darbą susirasiu, negalvos, kad jos metodai veikia, ir tada dėl kiekvieno smulkmenos mane pradės badu marinti. Aš ją žinau kaip nuluptą. Nu jo, nepavydėtina situacija. O tu kiek jau laiko nevalgęs? 3 para. Jau toj bus. Žiauri taviška. Ui, ne tas žodis. O dabar pas tave jau galvas vaik pradėjo. Galvoju, palpsiu. Ne, Jonai, taip juk negalima. Gal aš čia galiu ką nors suorganizuoti, užkasti? Nežinau. Nesinori tavęs apvalgyti. Bet jeigu tau negaila... Bet tu nepagalvok, aš dar galiu būti nevalgęs. Dabar jau badaudamas pripratau. Ne, Jonai, viskas tvarko, jokių problemų. Aš tuoj tau Palauk, tai paliksiu. O šitą, Jonai, tu gal atiduok man įrašą. Kokį įrašą? Ai, tą. Aš jau beveik ir pamiršęs buvau šitą. Va, ir pamiršęs jau ir atiduok, arba sunaikinkim jį abu. Atiduok, sunaikinkim. Jo. O ką, Jonai, viskas teisingai. Aš tau kočias, tu man įrašą. Labai, Micko, aš nesupratau. Tu nori straipsnį iškeisti į savo buterbrodą, ne? Jonai, kokį straipsnį? Kokį straipsnį? Vat atiduosiu įrašą, kam reikia, ir tu sužinosi, koks straipsnis. Jo tararai. Aš pas jį kaip pas draugą vadinasi. Jis... Eik tu, Micko, žinai. Ką? Jonai, Joneli, tu gi alkanas. Kaip taip, va, Joneli.
Vitalijau, tau skambina. Kas? Nežinau, vardo nerašo, tik numerį. Ai, kad tu, kai būk gerai, atsiliep, pasakyk, kad aš dabar atsiliep negaliu, paskambinsiu vėliau. Vitalijau, mielasis mano, labas, čia Narkevičius. Aš iš savo kito numerio skambinu, kaip ir tarėmės. Gal tu man gali išduoti paslaptį? Kur tu savo namuose kamščiatraukį paslėpėjai? Ką tokį kamščiatraukį? Oi, o su kuo aš kalbu? Su Marija Vasiliauskienė. A, tai jūs, ponė Marija. Labą dieną. O kur Vitalijus? O Vitalijus dabar labai užimtas. Atsiprašau, kieno jūs ten būtų apžiūrėt, sakėt? Tai kad niekieno. Mes taip juokaudami savo filosofijos katedrą vadinam. Jūs jau man atleiskit, ponė Marija. Tegul Vitalijus, kai atsilaisvins, man perskambina. Gerai? Aha, tai niekieno vadinasi. Gerai, tuoj mes viską išsiaiškinsim. Vitalijau? Klausau. Tu man nieko nenori pasakyt, ką? Ne, kad tu. Gal paaiškinsi, ką mūsų bute veikia tavo draugas Narkevičius, ką? Kad tu, aš puikiausiai viską paaiškinsiu. Taip paaiškink, ką mūsų namuose daro visiškai svetimas žmogus. Matai, Narkevičius skiriasi su žmona. Ir jis paprašė savaitėlę pagyventi mūsų namuose. Nu, man labai įdomu. Tai jeigu tu skirsiesi su žmona, tai kur su savo Narkevičium gyvensi tuomet, ką? Katukai, aš su nieko nesiruošiu skirtis. Katuk. O tu žinai, kad dabar tavo Narkevičius, ko gero, vartosi mūsų lovai? Katuk, jis labai padorus žmogus. Padorus. 10 valandą ryto padorus žmogus neieško kamščiatraukio, supratai? Katuli, aš padarykim taip. Aš jam paskambinsiu ir pasakysiu, kad jis pasiieškotų naujos savo gyvenamusios vietos. Taip. Eini kaip stovi, sėdi į mašiną ir iškrapštai iš mūsų namų tą savo Narkevičių. Aišku? Marš! Aišku, katukai. Viskas. Katukai, chalatėlį pasiimsiu. Be mano žinios, nu palauk. O kiek šitas surelis kainuoja? 1,20 €. O pusė surelio? Pusę? Po pusę neparduodam. O ką, visam neužtenka, Jonai? O ne, Jūratė. Labai sočiai papusryčiavau, tai bijau, kad netilps visas. Bet vis tiek kažko tai norisi. Ai, kaip aš tave suprantu, Jonai. O šitas pagaliuko čia kiek kainuoja? Šitas 30 centų. Man 3. Ne, tu nepagalvok, aš čia ugniai. Anūkė labai tos mėgsta. Taip ir supratau. Sako, Mickus reikia naujo plano. Gerai. Vadinasi, planas toks. Ne, aš vieno negaliu dalyko supras, man galvoj netelpa. Kaip jis man nieko nepasakęs galėjo tai padaryti? Lyg tai čia jo vieno butas būtų. Košmaras kažkoks. Oi, Marija, visi vyrai vienodi. Taip,
Maniškis irgi, jam tik paėst ir pamiegot. O ar tai aš uždu? Nu, Maniškis. Oi, dieve, mėmė visą gyvenimą buvo, va tas Narkevičius, va jam ant sprando užsisėdo ir net nežada nulipti. Nu, kaip taip galima? Jo. Maniškis irgi namuose tik didvyris. O kai reikia rimtą darbą kokį nudirbti, tai man reikia pagalvoti, man reikia pasėdėti, man reikia arba padarysiu. Ne, žodžiu, vieni nervai su tais vyrais. Jo, visi vyrai kiaulės. Ugne. Taip negalima sakyti, ypač vaikams. Čia ne aš, čia ponia Laima pasakė. Žinovė. Jo. O, parsivilko, Maniškis, a? Na kągi, vilka mini, vilkas čia. Einu, pasitiksiu. Taip. Ką? Ir kasgi čia vyksta? O kas tau nepatinka, ką? O kas tau leido lysti šaldytuvą? O kas man uždraus, ką? Tu ką, visai kvaištelė, iš bado? Nieko jau nebijai? Tau buvo aiškiai pasakyta, valgysi, kai susirasi darbo. O tai, matai? Iš kur? Avansas. Koks dar avansas? Koks? Darbė išskyrė. Oi, tik nesakyk, kad įsidarbinai. Oi, tik nesakyk, kad įsidarbinai. Įsivaizduok. Gali džiūgauti. Tu nugalėjai. Ar tikrai? Ne, dirbtinai. Oi. Oi, Jonai, kurgi tu įsidarbinai? Kur? Ten, kur ir norėjai. Į statybinių medžiagų sandėlį. Oi, laimė namuose. Mano Jonas įsidarbina. Jėve, pagaliau galva pradėjo. Gerai, viskas. Ša moteriškė. Ne tai svarbiausia. Kas svarbiausia? O svarbiausia, kad tavo valdžia baigėsi. Dabar aš pats savo karalius. Ir viskas atstok. Aš pavargau, noriu miego, einu prigulsiu, nebegaliu. Labanakt. Nu, ir ką? Viskas tvarkoj, kad tu kai įsikraustė. O ne? O kam jam 10 valandą ryto reikėjo Kamčiatraukio, jisai nepaaiškino tau? Kad tu ką? Užmiršau paklausti. Na, tavo namuose orgijos, o jis pamiršo paklausti. Kutuk, nu kaip, ne ką orgijas, kaip pamiršau. Nepamiršau, aš paklausiau. Ir jisai man atsakė. Jis atsakė man, kad jisgi ruošiasi disertacijai jos gynimui. Taip. Aš taip ir patikėjau. Žinau, aš tas jūsų disertacijas ir kaip nuo jų ginatės. Patalį nepakeitei? Kad tu, tai žinoma, pakeitė. Grindis išplovė. Tai grindis, žinoma, kad grindis. Su chemikalais išplovė? Su chemikalais, žinoma. O daiktus patikrinai, nieks nedingo? Katuk. Įsileidai namus bet ką, o paskui tai katuk. Patikrinau visus daiktus ir netgi dokumentus surinkau, va čia va visi sudėti. Gerai. Atsimink, čia buvo pirmas, paskutinis kartas. Tu, kai mes dėl visko jau susitarė. Dėl visko. Pusryčiai paruošti. Įplautis rankų. Valyte, paduok man duonos. Oi, valgyk, Joneli. Valgyk, tau reikia jėgas atstatyti, dirbti reikia. Taip. Palaukit. Ką? Jonai. Ką?
Tai tu, vadinasi, susiradai darbą. Nu, anok šiandien įvykis. No. Ir slepi tokį dalyką. Jonai. Aš nuoširdžiai dėl tavęs džiaugiuosi. Ačiū, Vitalikai. Susitvarkėjai. Vitalikai, žinok, tavo man palaikymas yra balzamas, tiesiog širdžiai balzamas. Taip. Bet aš tik tai nesuprantu vieno dalyko. Yra toks nuostabus įvykis, taip. O mes... Ką? Mes jo nešvenčiam. O, girdėjai, Valytė? Valytė, atkreip dėmesį, ne aš pasiūliau. O aš... Ne, tikrai, Valentina, nu, tokia proga, kaip Jonas sako, po gramelį, nu, kad ir mažutį. Nu, mažutį. Ne, nu, kur tu... Valytė, kur tu sėdi? Nu, davai, sulakstyk. Nu, tai ko sulakstyk? Taigi rytas, nu, taugi už pusvalandžio į darbą. Ai, tiksliai, užmiršau. Man šiandien... Ne, tai, Valentina, galim ne šiandien. Galim, pavyzdžiui, rytoj. O kodėl rytoj? Ką? Nu, ką? Vitalijau, tu pasakysi, ar man? Kad tu sakyk. Nu, tai va. Čia toks reikalas yra. Kas? Laukitės? Užbaig, Mes su Vitalijum nusprendėm jūs pakviesti į restoraną. Oi, baikit, kam tas restoranas? Palauk, Valytė, nu, duok žmonėm pasakyti viską. Ne, nu, tikrai, Valentina, mes jau 2 savaitės čia pas jūs gyvenam, o jūs mus maitinat, vaišinat visaip kaip. Nu ir kas, taigi negaila, valgykit. Ne, tai taip, o mes savo ruoštų norėtumėm jūs pakviesti, pasėdėti restorane, pavakarieniauti, kažkaip kaip žmonės, nu, gražiai. Tai mes sutinkam, mes į kožą, ne, Valytė, tu mano brangiausia. Man viskas, man reikalėt darbą. Šiam pirma darbo diena, noriu anksčiau būt, kad ir viską nepavėluot. Palinkėkit man sėkmės. Sėkmės. Man jos prireik. Sėkmės, va, kiaušinį pasink pakeliui suvalgysi. Donytė, paimk Donytę. Labai, visi tau per karipetį. Tik ne mane. Oi. Labas, Jūratė. Labas, Jonai, vėl laimę bandysi kaip vakar. Ne kiekvienam pavyksta 2 eurus į visą 100 iškeisti. Jūratė. Aš tikiuosi, tu visiems neišplepėjai apie mano sėkmę. Nes čia sulieks visi bilietus, visus išpirks. Ką aš darysiu? Mano planas yra visai kitoks. Ir koksgi tavo planas? Labai paprastas. Žiūrėk, aš vakar pirkau 2 bilietus, ne? Vienas buvo tuščias, o kitas man 100 eurų atnešė. Tai šiandien aš pirksiu 20. Tai pagal tikimybių teoriją 10 turi būti laimingų. Supratai? Iš kurgi tu tas teorijas trauki, Jonai? Iš kur? Tu ką, visai iš dangaus nukritai? Taigi mano kūmas, profesorius. Ai, jisai tokių teorijų turi. Gerai, viskas, nėra kada plepėti. Reikia pinigus gauti. Jonai. Kiek? Kiek? Taigi aš tau sakiau. Tu iš dangaus iškritai. 20. Nutrauk tą 20. Šitas laimingas. Neaiškink. O, viskas, gerai. Viskas. Nesąmonė. Kas per nesąmonę, nu. Šūdas. Nu?
mano paskutinis. Nu, jeigu dabar ne, tai aš nežinau. Šūdas. Pfū. 20 eurų, kaip jis subinė. Ne, negerai. Arba mano teorija neveikia, arba man reikia pratęsti tuos mokslinius tyrinėjimus. Jonai, nu iš tikrųjų, vos infarkto negavau. Oi, Valyta, nu kada tu manęs baidytis pradėjai, ką? Daugiau taip nedaryk, nes aš galėjau tau ir trenkti. O ko tu nedarbe? Pertrauka pas mus ten darbe. Kokia pertrauka, 10 ryto? Ne, nu, pas jos taip yra nustatyta, taip jie sugalvojo. Kažkoks marazmas. Marazmas visiškas, Valyta. Jėzu, aš irgi galvoju, 20 šeilės, visi tušti. Kas tušti? Kokie 20? Kas tušti? Nu, aš sakau, pas mus darbovietėj. 20 darbuotojų tuščiai laiką leidžia. Nu, dirbtų verčiau. Dabar tos savo pertraukas darinėja. Nesąmonė, visiškai. Iš tikrųjų. Nu, gerai, jeigu jau atėjai, tai pavalgyk, aš dar pusryčių stalo nenuėmiau, tai... Valytė, supranti, čia toks reikalas. Aš tau padėsiu. Nereikia. Tu prisimeni, aš vakar tau avansą pranešiau. Nu, pamenu. Davai, ką? Nu, tai va, žinok, ten tu darbovietėj buhalterį, kažką supainiojo, reikės tą avansą grąžinti. Grąžinti? Visą? O ne, Valyt, ne visą, dalį. Kiek? Nu, tu žinai didžiąją dalį. Bet tu nepergyvenk, atlyginimas bus visas ir visas laiku. Jo, matai, ten, buhalterį ten supainio, pasitaiko, supranti. Ašgi neseniai dirbu, man avansas dar nepriklauso. O buhalterį pagalvojo, kad aš jau seniai dirbu, man išmokėjo tą avansą, o dabar reikia grąžinti. Žinai, trenkta tai jūsų visiškai, absoliučiai, eik tu savo, aš sakau, nesąmonė kažkokia, bet matai, jinai yra giminaitė to savininko, todėl ją ir laiko. Tu žinai, aš pagalvojau, jeigu jau tokios nesąmonės nuo pirmos dienos, klausyk, gal man išeiti iš to darbo, ką? Aš tau, net negalvok. Gerai, kaip nors prisitaikysi. Prisitaikysi. O tu pasakyk tai savo buhalteriai, kad mes jai grąžinsim tos pinigus, tik daugiau, tegu taip nedaro. Gerai, Valyk, man, kad jinai nieko taip gerai nedarytų. Duok man... Pasibaigs tie... Kas pasibaigs? Pertrauka pasibaigs, greičiau. Kažkokia durna pertrauka, anksti prasideda, baigėsi nežinia kaip greitai. Taip, visiškai nesąmonė, Labas, Jūratė. Labas, Jonai. Kaip ten tavo teorijos pasitvirtino, atėjai atšvęsti? Ne viskas taip greitai. Bet einu teisinga linkme. Supranti, aš supratau. Reikia pirkti tuos brangesnius bilietus. Tada ir išlošimas bus didesnis, a ne? Nežinau, Jonai, man nesiseka loterijai. O aš jaučiu, man šiandien turi pasisekti. Gerai, duok man tų brangesnių. Po 2 eurus. Baik, Jūrat, ko tu smulkinės irgi? Jauti kvapą, ką? Pienas buvo išbėgęs, tai ir yra tas kvapas. O tu durna, koks pienas? Aš tau sakau, sėkmės kvapą jauti?
Mickau! Au! Hei! Ko tu rėki? Nu, o tu čia ką? Obuolius į turgų veši, ką? Ką, Jonai, nu ko tu rėki? Ko tu rėki? Aha. Nu viskas aišku. Klausyk, Mickau, aš čia pagalvojau, paskutinį kartą taip kažkaip nelabai gerai, nelabai draugiškai išėjo, ne? Va, Jonai, aš tau irgi tą patį sakau. Tai va, tai žinok, aš pagalvojau, štai ką aš sumaščiau. Duok tu man 100 eurų ir turėk tu tą įrašą. Joneli, loterijos bilietai visus tavo finansus. Ne tavo bėdos. Sakykime, ar ne? Ne, obuolių neliesk. Įrašas, aišku, gerai, bet kaina neadekvati turinį. Kas? Labai adekvati. Nepamiršk, kas tavęs laukia po tokio kompromato. Alkūnės nusigrauži kalėjime, kad pagailėjai 100 eurų. Aš dabar ir 50-nės nepatemčiau. Aš visus savo finansus investavau į gamybą. Pasimk bobutės paskolą. Aš tau sakau. Rimtai, tik išloši. Ne, 100 per brangu. Nu, aš tau sakau, reali kaina. Normali kaina. Nu gerai, siūlyk savo kainą. 10 eurų. Kiek? Ir tai tik tai tau kaip giminė. 10 eurų? Mickau, tau gal su galva negerai? Nu, iš tikrųjų, Joneli, man su galva negerai, atleisk, dovanok 5 eurai. Ką? Eik tu! Aš tau kaip geriausiam draugui siūlau normalų, o jisai man 4 eurai. Viskas. Parazitė, ieškok advokatų. Joneli, palauk, Jonai. Nieko. 3 eurai. Ką? Inkiliuką praviniškėse man pagaminsi, o kai išleis galėsi padovanoti. 2,50, Jonai. Kas tu per žmogų? Parazitas. Gyvulys. Draugas dar vadinas. Gerai, tiek to. Duok 10 eurų, kaip pradžioj siūlė, pasimk įrašą. Jonai, nusisuk. Ką? Nusisuk. Praktiškai už dyką atidaviau tokį kompromatą. O tu, koks tu žmogus parazitas. Jonai, norėjau paklausti, aš čia gražiai atrodo. Matai, aš kompiuteriu neturiu, televizorių senas. Eik tu! Neturėsiu kur to fliužą įkišti. Ponia Marija, be reikalo jūs sugalvojote tą vakarienę restorane, dabar tokios kosminės kainos visur. Nu, Valentina, kainos gal ir kosminės, bet gyventi irgi norisi. O be to ir šventė tokia, ne tik tai Jono, bet ir jūsų, Valentina. Nu, kokia šventė? Nu, kaip tai kokia, nesiginčykit. Aišku, kad jūsų, o kasgi kitas, jeigu ne jūs, būtumėt jį nuo sofos pakėlęs. Dabar sėdėtų ir krepšinį žiūrėtų, geriausiu atveju ir piršto nepajudintų. Na jo, sėdėjimų ir žiūrėjimų krepšinio sotus nebūsi. Aš irgi sakau, bet kur tas Jonas? Sakė, jam laikas būtų grįžti namo iš darbo. Ašgi sakiau, kad pas juos ten kažkoks idiotiškas darbo grafikas. Aš net nežinau, kada jisai sugrįž. O, Jonukas! Oi, eik rankas plaut, tuoj vakarieniausim. Jonai, a tu apkurtai? Labas vakaras. Jonuk, apkurtai? Kas tau yra? Juk reikia paklausti žmogaus, ko iš čia toks dabar liūdnas? A jūs manot? Taip, aš įsitikinus. Nu, einu, paklausiu, kas čia jam. Nu, kaip tu, Jonuk? Ha? Pavargau. Oi,
taip stipriai? Oi, valyti, neklaus. Pavargau aš. Visai išsekau nuo tokio darbo. Nu, Jonduk, nu kam tu šitaip? Reikėtų pasaugot save. Taigi pirma darbo diena. Pasaugot. Tugi mane žinai, aš kitaip nemoku. Jo, žinau, kurgi nežinosi. Nu, atrodo, viskas jau gerai, jau viskas ėjo, klostis. O po pietų visai. Dirbu, trinu, tuščia. Jau atrodo, jau, va tuščia visiek. Mat kaip? O ką tu trini ir kas tuščia, Jonuk? Ne, nu, tai tą buhalterį vėl pripainė. Atvežė dėžes, mes iškrovėm. Tada jis sakė, tas dėžes pažymėk. Mes pažymėjom tas dėžes. Tada jis sakė, supainėjau, reikia sukrauti atgal, nutrinti viską. Nu, žodžiu, dirbom su tom dėžėm, kažkoks pamišimas. Nu, tai aš nesuprantu. Ne, nu, tai jūsų buhalterė tikrai kvoša. Nu, klausyk, tu nepergyvenk. Rytoj bus kita diena, pasiseks tau, pamatysi, trins ir džiaugsis, Aš tau pažadu. Nu, jo, tikiuosi. Nes visai išdurnėsiu nuo tokio darbo. Pagulėk, ilsėkis, o aš tau atnešiu vakarienę. Ilgu, gerai? Gerai. Jisai yra. Kas? Jonuk, ko tu ten ieškai? Klausyk, valyt, mano laikrodžių nematei? Kokią laikrodžią? Nu, to brangaus, kur per jubiliejų man padovanoja. O tu po televizorium žiūrėjai? Ne. O, labai gerai. Aha. O kam tau tas laikrodis? Nu, tai pas mus darbe sandėlio viršininko jubiliejus šiandien. Nesakiau? Ne, nesakei. Nu, vo, kur laikrodukas. Tai va, nusprendžiau padovanoti. Tu kodėl? Nu, aš tai vis tiek jo nenešioju, o sandėlio viršininkai bus malonu. O, čia, žinok, mažiausiai kokius 200 kainuos. Nu, tai būtent, kad 200, Tai va, tai ir sakau. Tai, va, matai, ir užas tinka. O Jonui nuo bendradarbių jubiliejaus proga. Sandėlio viršininko vardas irgi Jonas. Nesakiau? Ne, nesakiau. Nu, va. Klausyk, o gal tavo sandėlio viršininkui užteks atvirukų jubiliejaus proga? Valyt, man jau vis tiek nereikia. O atvirukas jubiliejaus proga, Valė, žemas lygis. O gal tas viršininkas po tokios dovanos mane paskirs kokiu, pavyzdžiui, viršininko pavaduotojui. Man lengviau dirbti. Viskas gerai. Žiūrėk, tau geriau žinot. Viskas, papusryčiauju ir lėkiu. Viskas. A laikrodžio negaila? Ką? Valyte, baig, aš vis tiek nenešioju. Ašgi nuo pirmos dienos turiu pradėti kiltais karjerus laiptais. Paskui turėsiu visą gyvenimą buhalterį bardakus tvarkyti ir tos trinti. Taip, gerai, žodžiu, viskas. Brangioji, pusryčiauju ir į darbą. Brangioji? Nu, kada aš tau brangioji, Ir laikrodis. Ir jubiliejus. Reikės patikrinti. Uogienės dėt? Aha. O gersi ką? Pienuko? Arbatos? Pieną. O, gerai. Nu kaip, Vitaliukai. Šilta arbatytė? Gerai, valgyk. Močiute, ką mes šiandien veiksim? Šiandien mes mokysimės anglų kalbos. Nusibodo man mokytis anglų kalbos. Ugne, jokių nusibodo, tiesiog reikia. O, jūs jau atsikėlėt. Labas rytas. Labas rytas, ponas Jonai. Labas ką rytas. veiksim po anglų kalbos pamokos? O po anglų kalbos pamokos galėsime eiti su tavim kur nors pasivaikščioti. Nusibodo, močiutė Marija vaikščioti, nusibodo. Ponas Jonai, ateikit prie stalo, atsisėskit kaip žmogus papusryčiausit. Ką jūs ten knisatės po šaldytuvą? Ponia Marija, aš negaliu. Neturiu laiko, darbas nelaukia. Reikia skubėti.
Ugne, aš sugalvojau. Mes galėsim vėliau aplankyti senelį Joną. Jo darbo vietoje pažiūrėsim, ką veikia senelis Jonas. Kaip smagu. Na, aišku, jeigu senelis Jonas neprieštarauja. Kategoriškai prieš. Nu ir kodėlgi? Kaip jūs nesuprantat? Jūs vaiką norit atitempti į statybinių medžiagų sandėlį. Taip ten dulkės, triukšmas, visokia chemija. Nuodysim vaiką nuo pat mažumės ir nuo pavojų nesaugosim. Ne, nu klausykit, aš nesuprantu. Šiuolaikiniam statybinių medžiagų sandėlį. Kas jau ten tokio pavojingo, aš nežinau, jūs ką plytom mėtotės? Dar ir kaip pavojinga. Buvo pavojų. Jūs ką nežinot? Nereikia juoktis. O jeigu kokia lenta užkris, ąžuolinė, balkis. Ką, mane iš darbo išmes, o Ugnės gydyti reikės? Ne, aš vaiko neleisiu statyti pavojų. Ne, sugalvok tu man. Aš atsiprašau, gerbiamas Jonai, bet toks įspūdis, kad jūs gėdėtės to savo naujo darbo. Vitalik, kokia čia gėda? Čia baimė, paprasčiausia baimė. O jeigu vaikui patiks, kas tada? Vaikas augs svajodamas apie kroviką darbą, iš šito nori, taip? Ką? Valgyt, aš draudžiu kategoriškai ir net negalvokit. Valgyt nesinori, povelį. Vaiką atitempti į sandėlį. Jokių sandėlių. Zarkai, tu mane supratai? Nebandyk ateit su Ugne į sandėlį. Aš tave prakeiksiu. Supratai? Kas čia jam dabar? Nu, ką aš galiu pasakyti? Nu, gal ir nieko, geras laikrodis. Jo. Ir kiek tu už jį nori? Nu, o aš už jį 300 mokėjau, bet kaip jums, ponas Kęstai, aš už 2 PM atiduosiu. Brangoka. Geras laikrodis. O kas čia dar? Ponui Jonui nuo bendradarbių. Nu ir ką tu sakai, kad jį pirkai? Ne, tai galim jūsų vardą išgraviruoti, čia be problemų. Aišku, be problemų. Nu. Bet jo kaina žymiai kris. Supranti? Jo. Aha. Palauk, čia visi labai gudrus, tik ir nori apgauti. Vizeikio taip paprastai neapgausi, tuoj pažiūrėsiu, kiek jis naujas internete kainuoja. O, Laima, Laimut. Agirdi. Labas, Valė, labas. Klausyk, brangiau, turiu didelį prašymą į tave. Ar tu galėtum šį vakarą padabot mūsų Ugniukę? Nu tai žinoma, kad galiu. O, ta čia. Ar atsitiko kas? Ne, nieko neatsitiko, žinai, Kūmai pakvietė mūsų į restoraną, tai šį vakarą važiuosim vakarienės. Tu matai? Jo. Nu, gražiai gyventi neuždrausi. Ir kokia čia šventė, kokia čia proga? O, nu taigi, Jonas pagaliau įsidarbino, tai mes nusprendėm atšvęsti taip simboliškai. Ja. Įsidarbino. Ja. O kur įsidarbino? Nu kaip tai kur? Taigi pas jūs sandėlyje 2 dieną jau dirba. Kur pas mus sandėly? Nesupratau. Kaip tai? Taigi, sakei, kad pas jūs laisva vieta, Jonas atėjo ir įsidarbino. Eik, tu, taigi ta laisva vieta ir dabar laisva vieta. Tu kažką čia painioji. Taigi Jonas pas jūs dirba, nu... Ne, nu aš negaliu suprasti. Taigi dar vakar aš su kadrų skyriaus vadove kalbėjau. No. Jis sakė, kad niekaip negali surasti darbuotojo į sandėlį. O, jis ir avansą man atnešė. Jo, po to tiesa išnešė. Tai tu, Ugniukę, prižiūrėsi? Prižiūrėsiu. Gerai, ačiū. Na ir ką mes norėjom apgauti? Tai čia šita, nu, prakeiktoji infliacija. Taip, jo, pradžioj tiek kainavo, paskui biškį mažiau. Klausyk, Jonai, tu gali trinti protą savo Valentinai, ne? Manęs tu neišdursi. Internete parašyta, kad jis naujas, kainuoja 130 eurų, o šitas graviruotas dar yra naudotas. Ne, niekas jau nenešioja, ne, tikrai. Jisai išpakuotas, reiškia naudotas, kaip sakant, second hand. Ne, second rodo, vo. Nesvarbu. Vienu žodžiu, aš tau už jį galiu duoti 30 eurų. Kiek? Ir tai maksimum.
Ponas Kęstai, nu taigi jūs pats savo tą internete sakėt, kad 130. Bent 100 duokit ką. 30 eurų ir net cento daugiau. Nepatinka, eik, pasivaikščiok, va, gal kas nors kitas nupirks. Eik. Ir šiaip, Jonai, supranti, aš biznio žmogus. Sandėris arba įvyko, arba ne. Tinka, aš paimu, netinka, pirmin. Eini pas mane savo reikalų, va, pilna. Galvok. Ai, gerai. Tinka. Po velnių, nu turi pasisekti kada nors. Tiek pinigų investavau. Gal dar pasiseks. Nesąmonė kažkur. Šūdas. Paskutinis. Jonai! Kas yra, ko tu nori? Bėda! Taip tau ir reikia. Tau bėda, ne man, duriniau. Kokia man bėda? Aš matuoju, laimėsiu. Aha, tu tavo valyčka tave taip nutarkuos, taip laimėsi, bėgsi neatsigręždamas. Aha. Tavo valytė į statybinių medžiagų sandėlį nuėjo, man Laima taip sakė. Nu tai gerai, nu tegul eina, kas man daro? Tai tavęs ten ieško bolvonėtų. Uvelnis, taigi manęs neras, ašgi čia. Pradėjo suktis šaravarai pagaliau. Šam, Micko, nekelk bangų anksčiau laiko. Nalyvaikus taip paprastai plikom rankom nepaimsi. Turiu planą. Bilietėlį ištrauk mano pirštai laimingi. Tu savo pirštais šudinais eik pats nusipirk, galėsi trinti. Micko, kad ir kaip nenorėčiau, mano gelbėjimusi planui reikia tavo pagalbos. Ir komgi aš galėčiau tau padėti, brolau. Palauk, klausyk. Planas toks. Labas, Valiuk. Labas. Labas, kaip tu gyveni, kaip reikalai? Ko šito baruko, a? Šiaip sakau, noriu paklausti, kaip gyvenat, viskas tvarkoj? Viskas tvarkoj? Aha. O su Jonu kaip tavo reikalai? Šitieki reikalai, reiškia, kaip tvarkoj? Nu, tu man makaronų nekabink, sakyk, tiesiai šviesiai, ko tau reikia? Nieko nereikia, sakau, tik šitą kaimynai esam, senai nesimatėm, galvoju, paklausiu, kas naujo, kaip reikalai. Nu, aš sakau, viskas gerai. Aha, tai gerai, šitą, o kaip sveikata? Sveikata tvarkoj? Tvarkoj. Mane radikulitas suėmė, Valiuk, iš pačio ryto, taip skauda nugarą. Nu, tai va. Kaitina labai, lis matyt, audra bus. Tu nežinai kaip... Jo, audra bus. Aš tikrai, kai mane radikulitas suima iškart žaibai, kataklizmai, liūtis prasideda. Tu, Valentina, bėk namo langus uždaryk. Nieko. O tai prilys pilna troba. Nieko baisiausia yra, kūmai. Uždarys. Ką? Kūmai tau langus uždarys. Labą dieną. Tai ko tau mano kūmai neįtiko, a? Ne, žinai, normaliai kūmai kaip kūmai, tik tu pati pasvarstyk logiškai, Valiuk. Kol jų nebuvo, gyvenom ramiai, gražiai, tvarkingai, draugiškai. O tik tie tavo kūmai atsirado ir prasidėjo nelaimės, kataklizmai. Kioską nubombino, Joną iš darbą išmetė. Mano aliuminis bidonas 20 litrų dingo, kirvį pavogė. Štai ką aš to pasakysiu.
Tavo bidonai ir kirvi tu jau seniai pametė arba pragėrė, viskas. Užkeiktytė tavo kūmai, Valiuk, prakeikti. Neblevizgok. Valiuk, juos gydyti reikia. Tu mūsų rakaną, žinai. Patrauk savo grėblius. Žiniuonė Daivutė. Tai va, tu Valiuk, bėg greit namo kūmus ruoško. Aš bėgu pas Daivutę, paprašysiu, kad jį visus savo burtus paruoštų. Klausyk, štai ką aš tau pasakysiu. Aš tau tuoj taip trenksiu, kad radikulitas dar labiau skaudės, patikėk. Valiuk, Valentina, tokiais dalykais nuo manęs. Ką? Visi pražus, per juos galim. Tu špurti, a ne? Valentina. Ką? Klausyk. Reikia eik. Atleisk, Jonai. Padariau viską, ką galėjau. Labas, vyrai. Jono Nalivaikos nematėt? Sena. Ačiū. Jonai. O, Valyta, labas. Nu ir ką tu čia darai? Nu, kaip tai aš ką darau? Nu, kaip tai atrodo tau? Tik dirbu. Jie? Nu. O kodėl tu vienas dirbi? Jiems pietų pertrauka. Nu. O kada tau pietų pertrauka? O šiandien, žinok, be pietų pertraukos. Aš nusprendžiau greičiau padirbti ir greičiau laisvas būti. Šiandien mes su Vasilauskais einam į restoraną. Ar tu pamiršai jau? Ką? Nu. O kas ir? Nu, žinai, su Laima šnekėjau. Aha. Jinai čia visus pažįsta. Taip. Sakė, kad tu čia nedirbi. A, ne? Bairis. Vyrai, girdėjot bairį? Pasirodo, aš čia nedirbu. Kas čia per naujieną? Man taip sakė. A, ne? Opa, keista. Kaip yra? Ai, aš supratau. Aš oficialiai dar nedirbu, bet čia man dabar toksai neoficialiai, aš kaip bandomasis laikotarpis. O jau nuo kito mėnesio man jau sakė oficialiai įdarbins su visais dokumentais. Jo. Oficialiai? Taip. O kodėl dabar dirbi? Nu, tai aš dirbu toksai, bandomasis, pasiruošim, kaip ir mokaus atseit. Tai dabar, va, išmokau, o nuo kito mėnesio jau oficialiai dirbsiu. Čia taip buhalteris sugalvojo. Dėl to ir pripainioju su tuo avansu, pameni? Jo. Ar taip galime? Aš nežinau, jai turbūt galima. Nu, jinai tuos įstatymus geriau žino. Jin taip sugalvojo. Klausiu, o aš biškį nesupratau. O tu čia ką? Mane tikrinti atėjai? Ką? Net minties tokios nebuvo. Kas nebuvo? Valyte. Jėzau, aš negalvojau, kad tu nuo savo vyrų nepasitikite. Kas ne? Man galai nesueina. Ach, jei tam matai galai nesueina. Tai jau būtinai Jonas kaltas, taip? Laima, ką nors tenai pripainė ir kokį nesąmonį prisigalvoji. Klausyk, Valia. Nu, aš negalvojau, kad tu tokia gnyda. Klausyk, viskas. Eik namo ruoškis. Vakare laukia rimtas pokalbis. Štai ir pokalbis? Mark namo! Pakalbėsim vakare. Iš manęs butelis. Ne. Ką? 2? 3? Ir dar būsą iškrauni. Ir sudėdi viską gražiai, kaip buvo. Pala, ką reiškia iškrauni? Juk mes tarėmės iškrauti būsą, o ne pakrauti. Valička, labas. Labas, Rimutė, labas. Aš čia jum drabužių atnešiau. Iš namų surinkau, kaimynai padėjo, kas ko galėjo. Ką man tie drabužiai? Kaip tai, kam norim nelaimėje padėti jums? Juk visko būna. Kokiu nelaimė? Kaip tai, vakar Jonas man guodėsi vakare. Jūsų kūmų butas sudegė. Jonas sakė, kad mūsų kūmų butas sudegė. Taip, vakare atėjo visas toks nuliūdęs, sutrikęs, be veido. Ir sako, žinai, Rimut, o tu galvoji, kodėl kūmai gyvena pas mus 2 savaitę? Jų butas sudegė, neturi kur dingt.
Ir dar Jonas skolinas pinigų pas mane. Tai neskubėkite grąžinti. Kada galėsi, tada ir grąžinsit. Ačiū. Dar ir pinigus skolinis. Taip, sakė, tapetam reikia pirkti. Tapetam jam prireikia. Dar kažką. Tapetam. Taip, tapetam. Tapetų jam prireikia. Kaip drabužiai. Valia, ką darai, tu visai pablūdai. Prisipažink, kur tavo draugelis slapstosi, sakyk, ką? Koks dar draugelis, Valia? Koks? Sakyk, kur jisai, a? Dirba, Jonas, dirba. Dirba? Aš žinau, niekur jis nedirba, aš buvau parduotuviai, buvau. Kaip tai nedirba? Kava taip tai nedirba. Aha, slapstai savo draugelį, a? Sakyk, kam jis tiek pinigų prisiskolino iš kaimynų, a? Turim kažkas šanks, kur aš galiu žinot. Pavaliu, Valentinas. Aš toj tavo galvą durną nusuksiu ir į stiklainį įkišiu ir užkonservuosiu. Valia, nereikia stiklainį, tai smurtas prieš nekaltas. Smurtas, žiūrėk aš. Valia, Sakyk, nebandyk mano kantrybės. Tai svetimo turto jokai, mes Valia už tai straipsnis baudžiamajam kodekse. Baudžiamajam, tu už tokį baudžiamąjį. Bilietus, Jonas, bilietus. Kokius bilietus? Pauro po 3 mūsų parduotuvėje perka 3 parą. Ką? Tikrina, bet labai jiems sekasi. O viešpatie. Parazitas! Parazitas! Turi atsipirkti. Visos investicijos turi atsipirkti. Niekur nedį. Šūdas nėra nieko. Jonai! Ką? Tai aš matau, kad tu. O tu man nieko nenori pasakyti. O ką aš turiu jums pasakyti, ponas Kęstai? Ką? Kad man sugedusi laikrodį pardavė. Kaip tai sugedusi? Kodėl? Kodėl? Aš nežinau kodėl. Va, žiūrėk. Nu kaip? Parazitas. Pardaviau, tai jisai veikia. Nu, bet dabar tai jisai neveikia. Todėl teks pinigėlius grąžinti. Kaip tai grąžinti? Labai paprastai imti ir grąžinti. Ponas Kęstai, aš dabar, kaip ir turbūt nelabai. Joneli, tai ne mano problemų, supranti? Jo. O galima kaip nors taip atidėti, kad vėliau biški... Galima, bet matai, kaip yra laikas pinigai. Todėl kiekviena diena plus 10 eurų. Kiek? O kodėl tiek daug? Infliacija. Tai va, padėti žmogui, ištiesi jam pagalbos ranką, o iš jo pusės jokio dėkingumo. Kodėl tai būna, Jonai? Kodėl toks gyvenimas? Vat pavyzdžiui, tu, va, žiūrėk, susirastum savo gerą darbą, sugalvotume biznio planą, nereikėtų laikrodžio pardavinėti. Va. Aš jau turiu biznio planą. Aš žinau, va, trinti bilietus. Taip, Ponas Kęstai, paskolinkit 10 eurų. Aš pritrinsiu ir grąžinsiu, aš jaučiu, čia turi man pasisakyti. Tuoj va, bėgu. Ir kiek tu ruošiesi laimėti?
Nu, turi susidaryti nemažą sumą. Nes aš ant horoskopą savo skaičiau, ten parašyti, po pietų laukia didelė finansinė sėkmė. Pirkit loterijos bilietus. Jo, žinai, Joneli, kas mano horoskopė parašyta? Ne, neskaičiau. Niekam neskolinkit pinigų. Atleisk, Jonai, tu geras draugas. O kas ten dar buvo parašyta, didysis mokslininkė? Apie sunkius kūno sužalojimus nebuvo parašyta? Ai, Jėzus Marija. Kelkis, parazitė, kelkis! Namo! Nenoriu kištis į jūsų šeiminius reikalus, ponė Valentina, bet jūsų vyras turi man rytoj grąžinti 30-40 eurų. Kiek? Och, tu parazitė, ne, aš viską paskaičiuosiu. Dabar tu man viską grąžinti. O, skolą atnešiai. Taip, rytoj. Poryt. Na, kaip jums čia patinka? Labai jauku, labai gražu. Čia toks didelis pastatas, tiek daug restoranų. Taip, gerbiama Valentina, čia yra daug čia. Kaip 5 gal restoranai. 5. Kino teatras, man turi. Boulingas, kazino. Kazino yra? Tu čia gerai. Tai ten ir išlošt galima, ne? Tu jau pakankamai išlošiai per šią dieną viskas. Gerbiamas Jonai, o ar galiu užduoti klausimą, kodėl jūs su jų tamsiais akiniais sėdit? Aš suprantu, jums tikrai labai tinka, bet vis dėlto prie stalo nemandagu, gal nusimkit? Nu, nusimk. Va, tegu pasižiūri į tavo grožį. Kokį grožį? O Dieve, kas atsitiko, Jonai? Nieko tokio, gamybinė trauma. Darbe, netyčia visai. Nu, gerbiamas Jonai, nu kodėlgi jūs toks neatsargus? Ne, tai aš kaip tik atsargus, tai čia bendradarbis toks žioplys pasitaikė. Viskas gerai. Jūsų vynas, prašom. Nu, aš nesupratau, bachūrus. Tu pilk. Ko tu gaili? Tau mokėti nereikės. Gerbiamas Jonai, čia jums įpylė degustacijai, kad jūs galėtumėt paragauti. Taip. Čia taip turi būti. Jūs skonį kvapą. Tai viskas normaliai. Ir kaip? Silpnokas. O kiek mes tokių užsakėm, ką? Kol kas tik vieną. Nu kaip vieną? Ne, tai kokius 3 tokius. Tada bus, Užteks tau po tavo nuotykį ir vieno lašo. Džiaugiamės, kad apsilankėt mūsų restorane. Dėkui. Tuoj aš pabaigsiu pilstyti, o tada netrukus atnešiu jums salotas. Ir patieksiu ant jūsų stalo. Dėkui. Prašom ir jum. Na ką. Tai jeigu jau visi susirinkom, siūlau pakelti tostą už mus, už mūsų didelę ir gražią šeimą. Taip. Kaip tik tokiai progai aš turiu tokį labai gerą tostą. Mano vienas bendradarbis neseniai man jį pasakė, aš norėčiau jį kaip tik pritaikyti. Atsiprašau, Vitaliau, kol kas nesakyk, gerai? Alio? Taip, ponia Navakauskienė, na žinoma, jūsų balsą aš su nieko nesupainius. Užpylė? Tai negali būti. Koks jūsų reikalas, kur mes esam? Žinot ką, jūs ant manęs šiandien nerėkit, gerai? Viskas, mes tuoj atvažiuojam, įsiaiškinsim. Vitaliau. Taip, kad tu? Tu tą savo Narkevičių iškraustai ar ne? Iškrauščiau. O čiaupus tu patikrinai. Mes pusę daugiabučio išpylėm. Aš patikrinau, kad tu, aš patikrinau, tikrai. Kvies taksi važiuom. Pone Valentina, ponas Jonai, labai atsiprašom, mūsų šventė, ko gero, neįvyks. Nenumatytos aplinkybės. Nieko, bėkit, tvarkykitės tas aplinkybės. Jūsų salotos, prašom. Ačiū. Tik vienas klausimėlis, o jūsų draugai dar sugrįš. Ne, ko gero, ne. Mes irgi einam. Ne, palauk, pažiūrėk, kiek čia visko yra. Klausyk, bedarbiam ir liūdbiam nieks jų neklausė. Taip, mes einam. Tai aš tuoj sąskaitėlę jums atnešiu 1 minutėlę.
Jo. Jo. Papuolėm. Ką daryti? Nu ką, turiu kokius 5 eurus. Mąstyk. Kiek tu sakai turi? Nu, 5 sakau tau. 5. Mes nieko nevalgėm. Daug šiandien. Duok man, duok tus 5 eurus. Tu vėl? Man šiandien turi tikrai pasisekti. Jaučiu. Valyte, aš mačiau, čia prekybos centras ir ten tikrai turi loterijos bilietėlį būti. Tikrai. O jeigu nepasiseks su tais bilietėliais? Pasiseks, aš jaučiu. Tik nekarksėk tu man. O jeigu nepasiseks? Jeigu nepasiseks su bilietėliais, tavo auksinė grandinėlė į lombardą nuneši. Ne. Valyte. Valia, tu nori, kad mus pasodintų už tą salotas į tą vyną, ką? Ne? Kad tu išpatėjai. Valia.